20 ir 75 sekundės, 19 vieta. Ryte minėjai, kad norėtum pasigerinti rezultatą, atbėgai labai panašiai, kaip pats vertini šio vakaro bėgimą. Na, galim sakyti, kad panašiai, bet vis tiek įvertinus vėją, tai galima sakyti, kad tas pusfinalis buvo daug lėtesnis. Tikslas, žinoma, buvo taip pat arba bandyti arba geriau susibėgti, tai, sakykime, nei taip nepavyko. Tai dėl to apmaudoka, bet išėjęs iš starto, sakykime, 100 metrų jaučiau, kad taip šiek tiek gal atsilošiau, gal techniškai nelabai pavyko sutvarkyti. Tai toks jau ant klaustuko buvo, ta prasme, kaip sakykime, ir pati savijauta nebuvo toks energingas, nebuvo kaip išbėgimas. Turėjo įtakos karštis, kaip ir terė turbūt stadione? Turėjo įtakos ir geros, ir gal kažkiek blogos, bet vis tiek sprintai, kad ir kaip bebūtų, visi sakom, kad tas karštis šiluma yra gerai, tik tai žinoma, tai su saiku turi būti, negali ten visą dieną ar ten begalės valandų ant tos saulės šilumos būti. Būtent apšilimą darant, tai tik apskaičiuoti yra labai gerai vis tiek, nes nereikia per daug ir tų pratimų daryti, kad iššildyti, nes ir taip būna klimatas šiltas. Tai tiesiog reikia apskaičiuoti, bet savaime suprantama, kažkiek tas ir karštis išvargina, bet sąlygas visiems vienodos, tai čia ties to, manyčiau, neturėjo kažkas labai stiprios įtakos. Latvijai labai džiaugiasi tavo bėgime, pagerino turbūt Latvijos rekordą, bent jau asmeninį, tai tikrai, ar pažįstamas Latvijos, ar pakalbėjo? Taip, tai kolega labai gerai pažįstamas jau su juo ir komercinėse nekartą esam bėgę, ir sakykime, ir saugusis šitam čempionate irgi Baltijos, tai tikrai yra buvę per bėgimus su kolega, tai irgi taipogi džiaugiuosi, pasveikinu kolegą irgi. Super, džiaugiuosi, kad pavyksta tokį lygį išvystyti ir matau tiesiog kaip auga, tai džiaugiuosi. Čempionate taip pat dalyvaujantis ir Adas, ir Lukrecija jau vis kalba apie tą artėjančią deimantinę lygą, į kurią vyksite. Kokiamis emocijomis jau ar lauki, kaip nusiteikia prieš tą būtent estafetę? Su estafetė šiek tiek gal kiti reikalai, vis tiek estafetė tas komandinis toksai gaunasi viskas smagiau, tai kaip tik laukiu, noriu ir vis tiek deimantinė lyga ten bus. Mes aišku, tai ne pagrindinį programą bėgsim, bet vis tiek ta atmosfera, tas stadionas labai geras, taipogi esu bėgęs 200, tai tikrai žinau, kad geros sąlygos. Tai tiesiog laukiu ir tiesiog vyksiu kaip vis tiek, kaip išventę su gerom nuotaikom. O dar ar kažkokių startų be deimantinės turėsi šį sezoną, ar jau baigsi? Ne, ko gero jau taip, deimantinė, kaip sakykime, ta bus estafeta paskutinis šio starto galimai.